Labas! Loto Vikingų laimėjimai mūsų. Tikrai taip. Praėjusią savaitę 5 žaidėjai Lietuvoje atspėjo 5 pagrindinius skaičius ir laimėjo po daugiau nei 1000 eurų. O štai smulkesni prizai atiteko daugiau nei 15 000 žaidėjų mūsų šalyje. Šį vakarą ruoškitės kur kas didesniems sumoms, nes Vikingai tikrai pasistengė. Tik Lietuvai skirtas auksinis prizas siekia 328 000 eurų. Didysis prizas užaugo iki 939 000 eurų, o aukso puodas rekordinis šiais metais, jame 24 165 000 eurų. Pasiruošę kovai? Sėkmės! Šio vakaro 1258 Vikingų loto tiražo auksinis skaičius yra 11. Dabar įdės 6 pagrindiniai skaičiai. Jei dar kartą iškris auksinis skaičius, varžysimės dėl aukso puodo ir auksinio prizo. Vienuolika. Štai ir iškrito. Trys. Septyniolika. 20. 32. 31. Taip, tarp jų yra auksinis skaičius, tai reiškia, kad gali būti laimėtas aukso puodas ir auksinis prizas. Rieda 2 papildomi skaičiai, galbūt jie padės laimėti smulkesnius prizus. Tai 7. 5. Štai ir visi šios dienos skaičiai. Pažiūrėkim, ar kas nors laimėjo aukso puodą. Taip, aukso puodą laimėjo žaidėjas iš Norvegijos ir jam atiteko daugiau nei 24 milijonai eurų. Nagi, ar bus laimėtas auksinis prizas skirtas tik Lietuvai? Deja, šį kartą laimėtojų nėra, tačiau tai reiškia, kad prizas lieka augti. Kitą trečiadienį jame gali būti jau 337 000 eurų. Spėjama, kad didysis prizas bus apie 800 000 eurų. Nors aukso puodą tik laimėjo vienas žaidėjas iš Norvegijos, kitą trečiadienį galbūt ir tau gali nusišypsoti sėkmė laimėti 1 600 000 eurų. Nori jau kitą savaitę žaisti ir tu bei mėginti laimėti didelės sumas? Viskas labai paprasta. Tau tai reikia bileto ir sėkmės. Dabar pat užsuk interneto svetainę perlas.lt. Čia biletą įsigysi greitai ir patogiai. Nereikės net niekur eiti iš namų. Kągi, šiandien tiek. Iki pasimatymo.